Šiauliai gautas iškvietimas į drifto areną pas driftos ekspertus. Kaip sekės? Labai blogai, nes tik atvažiavom, buvo visa trasa šlapia, buvo ant priekio vesleikai, buvo jie tokie biški pliukoki, tai visiškai negripino, visiškai slidinėjo priekis. Tai paskui Kuncaitis buvo šalia davė savo galinius ratus ant priekio sėdėti, 9,5. Viskas jis susitvarkė, visiškai viskas. Mašina valdosi, užtenka galios, viskas gerai. Gripų irgi yra, nežinau kiek padangų yra. Va jeza. Da, užteks. Kol kas viskas gerai, nematau, kaip kiti važiuoja. Ten paskutinis posūkis gal tiek man, tiek Liogotai šiek tiek dar reikia išmokti, bet šiaip viskas gerai. Buvo ryte šiandien Zambai, vienas cilindras pradėjęs nebeveik. Lyg tai susirado bobiną iš kažko, nežinau, reikės paklausti. Viską pasikeitė, vėl viskas gerai. Treniruojamės, laukiam kvalifikacijos ir aš manau, gerai viskas. Labą dieną. Kaip sekasi, ponas? Po kol kas suvažiavom tik tai pirmą treniruočių sesiją, jinai buvo ant šlapio. Tai toksai prisijaukinimas trasos buvo, džiovinom trasą, kaip sako teisėjai, o dabar ant sauso bandysim žiūrėti, kaip gausis piešti kvalifikacijos liniją. Aidais važiavo į Trefkę? Dabar dar vieną važiavo. Ties Wi-Fi nespėjo atsimesti ir realiai kliudė bloko kampą. Tai dar labai gražiai praslydo, viskas yra gerai. Kapotas sulinko, turim sulinkusį teliką, lempų sveikos, buferis sveikas, tai čia nėra daug ir tikrai važiuos, viskas bus gerai. Dar kol kas kvalifikacijos neturim, tai dar reikia palaukti kvalifikacijos, tada galima biškį daužyti. Komanda po biškį progresuoja, nebe taip liūdna mane kaip prieš tai, nes iš pradžių buvo gryna tragedija, iš kai kurių buvo tikėtasi per daug. Nu, bet šiaip viskas labai paaiškinama, nes trasa buvo labai slidi, buvo labai daug vandens trasoje ir kol jinai neišdžiuvo, tol nelabai kas pavažiavo normaliai. Reziumė, dabar trasa išdžiuvo, visi pradeda normaliai pavažiuoti. Davidui galima matyti biškį nelabai tai pasisekė, bet nieko, vaikinukas pasiženklino, dabar nebebijos važiuoti. Žodžiu, Eriko mašina, kadangi turi irpo išsukimą, jinai jam leidžia trasą važiuoti šiek tiek kitaip negu kitiem mūsų komandos dalyviam. Todėl jisai gali biškį labiau išsidirbinėti ir turi daugiau vietos, kur pasitaisyti. Tai jam šiaip sekasi geriausiai, nes jisai gali į kai kuriuos posūkius parslysti greičiau ir tai išsisaugoti su kampo pakeitimu. Kitiem iš mūsų, einame prie sekančio Gyčio. Gyčių, jeigu valintų motoras, tai būtų viskas dar geriau. Bet šiaip labai viskas irgi tvarkoja, labai patenkinta, žiūrisi labai fainai. Labai klauso, atrodo, ką pasakau, iš karto pasakau, kad čia važiuok plačiau, iš karto taip ir padaro, šiaip šaunuolis. Rytis šiaip labai nustebino, nes galvojo, kad bus ta situacija, kur drome viskas gerai, atvažiuoja šičia, nebežino, į kurią pusę vairas sukas. Žiauriai viskas fainiai gavos dėl to, nes vyriukas labai gerai susitvarko su stresu. Šiaip pačioje trasoje labai stabiliai važiuoja, kiekvieną posūkį kone vienodai. Jeigu kažką pasakau, pasistatymą daryk vėliau, nes darai per anksti ir dėl to neišeina visą kitą, iš karto tą klaidą sutaiso. Ir tiesiog labai greit mokinasi iš klaidų ir labai greit tobulėja. Ir šiaip labai vienas iš stabiliausių komandų, jeigu taip tarp mūsų šnekant. Iš Davido labai tikiuosi, kad čia buvo tiesiog stresas, nes šiaip Davidas irgi pavažiuoja. Bet irgi, metai kaip važiavo į strytą. Ir šiaip jis moka važiuoti, viskas yra gerai, bet manau tiesiog per tą jaudulį, neina jam kartais pagauti mašinos, pasistatyti kaip reikia, padaryti visko, žodžiu, tiesiog tikiuosi, kad bus geriau ir labai tikiuosi, kad šiaip visi praeisim kvalą, nes šiaip kol kas sekasi visai neblogai palyginus su kitais. Manau, kad yra šansų mums šiandien kažką mandriau padaryti negu kietas treniruočių važiavimas. Kaip ir praeitą video minėjau, šį sezoną nevažiuosiu. Tai padedu komandai, bent jau kaip galiu ir tikiuosi, kad padedu, nedarau dalykus blogesniais, patariauju. Žiūriu, kaip jie važiuoja, sakau klaidas, bent jau iš mano perspektyvos ir šį sezoną padedu komandai išvažiuoti geriau. Dabar gerai, labai šiaip ryte labai galvas skaudėjo, labai buvau prastos nuotaikos. Nuotaika dar labiau prastėjo, kai pradėjau mašiną visiškai nesivaldyti, bet dabar viskas gerai. Kur klaida? Atsigandau, stabdžiau. Spaus gazą.
Ir mano pirma varžybų diena. Pirmą kartą varžybos. Šaunuolis. Tarp dantų nieko nėra. Sveiki, mano vardas Gytis ir aš šiandieną prie starto stoviu jau su automobiliu. Ilgai teisėjavęs nusprendžiau išmėginti jėgas šonaslydėje kaip pilotą. Į driftą atėjau prieš 7 gal metus, bet visą laiką teisėjavau. Ir šį sezoną nusprendžiau užsiimti varžybomis kaip sportininkas. Per daug adrenalino yra, kad nuo jo atsitraukti ir emocijos liejasi per kraštus. Buvo tiesiog labai smagu matyti, kada pravažiavę porininkai vienas kitam paspaudžia ranką, padėkoja už važiavimą ir nesvarbu, kuris iš jų laimėjo. Tai mane žavi ir skatina pačiam tuo užsiimti. Šiuo metu mano automobilis yra BMW E46, 2,5 litro, jeigu savininkas nemelavo, nes šiaip nevalina, turiu slėgio pastoviai būti prisipūtęs daugiau negu kiti driveriai, bet už tai galiu lėčiau viską užtinkrinčiau daryti. Ateityje galbūt pakeisiu variklį į galingesnį ir gal bus geresni rezultatai. Automobilių susidomėjimą tikriausiai skiepijo tėtis. Jisai visuomet mėgdavo automobilius, parodas, dragus, driftus. Taip nuo mažens pradėjau važiuoti ir aš žiūrėti su juo. Ir automatiškai, kai tapau paaugliu, užaugau, nors nesimato dar iš manęs, kad aš užaugęs. Bet taip pat nusipirkau pirmą automobilį, jį prikėlėm antram gyvenimui. O toliau atsirado noras sportuoti, prasidėjo slalomai, teisėjimai drifte, prie ko privedė pats driftas. Pats automobilis kainavo nepilnai 2000 eurų. Negaliu sakyti, kad pirkau naktį, bet atrodo, kad nusipirkau kaip naktį būčiau apžiūrėjęs automobilį, nes tikrai išlindo truputėlį daugiau defektų, negu aš mačiau pirkdamas. Tai automobilis nepilnai 2000, kaip minėjau. Toliau sekė visos kitos modifikacijos, kad galėčiau išvažiuoti trasą. Kadangi prie automobilio leidžiu kišti nagus tiem, kas tikrai nusimano, tai Era Customs daugelį dalykų man padeda daryti. Gal dabar automobilis apie 4000 stovi su darbais, su viskuo čia. Šiandieną suvažiavau savo visus treniruočių važiavimus. Jaučiuosi gan užtikrintai. Sekantis kadras, kada per kvalifikaciją į blokus pliaukšt. Tai tikiuosi taip neatsitiks. Tikslas šiandieną įveikti kvalifikaciją. Gal baltų bilietų į top 3-2 netyčia, bet nešoksiu aukščiau bambos, pirmos varžybos. Smagu būtų sustoti prie starto kartu su porininku. Automobilio nedažysiu. Juoda yra juoda, vo. Galite dažyti, va su Ryčiu esam dvyniai. Jisai neatskiria savo mašinos, tai ratlankius geltonai persidažė. Na, bet aš irgi persidažysiu, pažiūrėsim, kaip tada atskiris. Į etapą šį išvažiuoti dar tiksliai neskaičiavau, kiek gaunasi. Padangos 2 komplektus pasiėmiau, vienas atsargai, bet tikriausiai, kad liks kitam etapui. Tai gaunasi 200 eurų. Startinis mokestis 100 eurų. Kuras nepilnai 100, nes aš, kadangi esu labai drąsus vaikas, aš važiuoju savo chodu. Tai man techninis automobilis nieko kol kas nekainavo, tikiuosi, kad nekainuos ir tralas. O daugiau išlaidų rėmėjai daug padeda. Mūsų pagrindinis rėmėjas Tainexas tikrai nuoširdžiai daug padeda, o daugiau išlaidų 300–400 eurų. Na, o dabar kviečiu jūs į kvalifikaciją. Kartotinių važiavimo jau trečiojo niekas neduoda, važiuoja tas toliau, kuris turi aukštesnę kvalifikacijos padėtį. Erikas Valaitis, drifto ekspertai, čia man dar negirdėta komanda, kol kas iki ekspertizės dar toli. Per Wi-Fi šiek tiek truktelna korekcijai rankinį, tačiau pakankamai kompakčiuką suvaldo. Antrąjį kartą Rytis Legota iš tos pačios komandos. Driftos ekspertai, žiūrim kaip jam sekasi, šiek tiek prasčiau negu jo komandos draugui. Truputėlį nevažiuoja maksimaliai plačiai būtent jis. Čia irgi toli nuo įskaitinės clipping zonos persimetimas per Wi-Fi, labai staigus ir didelis kampas, trūksta greičio, įsitiesina. 20 startinis numeris Deividas Zambacevičius.
Toli gražu, atsargiai saugokitės. Labai man kelia daug klausimų šis važiavimas. Akivaizdu, kad Deividas Zambacevičius ir pats supranta. Gytis Vizgirda. Gausi komanda, driftos ekspertai. Smagu, kad akivaizdu, kokių partnerių ieško jie ir rėmėjų ir kokių brandų. Gerai, pasižiūrėkime. Gytis Vizgirda. Kągi pademonstruos jis. Kol kas labiausiai atrodo sėkmingiausias iš savo komandos delegacijos, bent jau kol kas. Gytis Vizgirda, sėkmingas pirmasis bandymas. Šiuo metu turime gana įdomią situaciją. Erikas Beždžionį šovė, kaip visą laiką, sugalvosiu dabar kažką kitokio padaryti, tai vašausiu be entry ir dėl to biškį nusimužė taškų skaičių, surinko 65. Toliau važiavo po jo Rytis. Rytis dėja nelabai prisimenu, kurioje vietoje, bet išsitiesino, dėl to gavo 0. Man atrodo, pačiam gale neužteko jam pavaros, kad važiuotų iki finišo. Išsitiesino ir dėja buvo 0. Po to buvo Deividas. Šiaip galime nueiti paklausti, kodėl ten taip įvyko. Taip, Deividuk. Turiu aš tau kelis klausimus. Šiaip šaunuolis, viskas gerai, pasistatymas šiaip labai faino padarėjai. O kodėl gale sustojai? O kodėl tu gale sustojai, dėl ko nedabaigiai? Dėl to, nes pasistatymą pasidariau blogą. Keliai 3 klipą parčiuožiau ant rankinių, numyniau vėl gazą ir jau tiesiog mačiau, kad be šansų datemti iki 5 klipo, dėl to paleidau gazą. Valaitis, driftos ekspertai. Valaitis kol kas dėlioja visai neblogai savo štrichus ant šios trasos. Net nebejoju, kad pateks į top 32. Jo komandos draugas. Šiai komandai sekėsi, na taip sakyčiau, vidutiniškai, apie 70 taškų rinkdavo atitinkamai būtent čia. Rytis Legota. Labai toli nuo ten, kur turėtų būti. Tačiau ši clipping zona pakankamai sėkminga. Kitų laiko ir smagu. Deividas Zambacevičius. Prieikite prie automobilio, show-off automobilio, parodinio automobilio, kurį jūs vertinate aukščiausių balų, ar ne? Ir užklijuokite savo automobilį, tą automobilį, už kurį norite prabalsuoti, tą lipduką, kurį jūs turite rankose. Tai pasinaudokite progą, apžiūrėkite ekspoziciją ir įvertinkite geriausius. Tuo tarpu mes čia turėjome Gytį Vizgirdą. Kiek taškų gavai, Deivi? Jaučiu 0. Vienoje vietoje įsitiesinai. Ar rimtai įsitiesinai? Šitoje vietoje įsitiesinai. Tai ten jau viskas. Vajezu, вообще не temu, eik. Čia, alaus. Nebūčiau tos klaidos vienos padaręs. Ir ten buvo ta klaida ne tokia, kad karačia aš per plačiai išėjau, aš tiesiog žiūriu liniją ir aš gavau ten tas klipas. Ne, ten ta išorinė linija buvo. Galima matyti, Erikas keičiasi ratus. Galimai dar negalima nieko teikti, bet greičiausiai, kad praėjo 2 iš mūsų komandos narių kvalifikaciją. Tai yra Erikas, kuris surinko 78, mano nuomonė, tai tikiuosi, nenoriu prišnekėti, bet mano nuomonė tai yra pakanka, kad praeit kvalifikaciją. Ir tada turime Gytį, kuris čia tas kaip šeštas, ne su geltonais ratais. Tai jisai praėjo kvalifikaciją ant stebinamų 81 balo taškų. Šiaip overall esu labai laimingas, galiu tik tai tiek pasakyti. Kiek su kuo kalbėjau, sakė, kad šiek tiek padėjo mano keli žodeliai, tai tas man labai smagu. Bent kiek galiu prisidėti prie komandos, nors šį sezoną ir nevažiuoju, tai man tai yra širdį labiausiai glausti ir tai yra smagiausia. Lauksim porinių važiavimų, pažiūrėsim, kaip sukris lentelė, lauksim porinių ir lauksim tolimesnių rezultatų. Kol kas 27, bet negaliu nukristi į 33. Jau nenukrisi? Ne. Gytis, mačiau, yra 19. Legota, nežinau, bet mažai.
Zamba irgi 0. Kunca, rėmėjas, pirmas. Jis prieš 3 dienas sakė, mes drifto karjerą, nes jam užkalė motoris, jis nieko nenori. Ir gal šiek tiek įtakojom su Kriščiu, kad davai darom. Resume turi pirmą vietą. Ir prisikalbėjai dabar. Laižiai, prisilaižiai, viskas. Gytis yra su 81 tašku 19. Aš galiu pasakyti, kad labai aukšta kartelė. Palyginus, jeigu turim 81 tašką būti 19, labai tikrai daug reikalaujantis sportas. Kol kas klostos viskas gerai. Jaruševičius ir Gytis Vizgirda. Elvinas Jaruševičius, pusę darbo padarė iniciacijoje, tačiau paskui trūko. Gytis Vizgirda ant spaudimo irgi truputėlį pasitreniravęs. Atrodo, kad panašaus pajėgumo čia bolidai. Greitesnis be jokios abejonės yra Elvinas Jaruševičius. Svarbu kartais ir čia geresnė iniciacija pademonstravo, bent jau mano akimis, Gytis Vizgirda, kuris dabar važiuoja priekyje. Tuo tarpu Elvinas Jaruševičius stengiasi atkartoti visus elementus. Aš nenufilmavau savo top 32 važiavimo, nes nemokėjau kameros įjungti, bet laimėjom. Dėmesiui. Įdomus tandemas, turėtų būti įdomi dvikova. Geras spaudimas, vienas iš esminių momentų drifto sporte. Kontaktas, galimas kontaktas. Čia persimetimas neblogas ir spaudimas iki pat pabaigos. Ponios ir ponai, vienas gražiausių šios dienos spaudimų. Gerai važiuojantis priekyje pilotas. Na. Lempa Visansa teškių laikėsi. Jo. Turi komandos narių kažką aplink. Jo. Tegu ateina nukirpti. Lempa, raukit lauk. Čia yra veiksmo filmas ir man jis labai patinka. Keista, bet aš taip nesu gyvenime persimetęs, man atrodo. Labai atsiprašau, Laurinai, tavęs, jeigu žiūri šitą. Patenkinti laimingi, nepakeisdami drifto trajektorijos, čiuožia toliau. Tuo tarpu, manau, kad Laurinas Virčiukonis irgi spaus negailestingai savo oponentą. Tuo tarpu labai gerai važiuoja ir Erikas Valaitis priekyje, kuris leidžia irgi pasimėgauti puikių driftų iš paskos. Įdomi. Debilas? Tu debilas? Bet aš galvoju, ten baisiau bus šičia, man ten lempa tau krenta. Atvarė iš lūpų. Lydas tai labai blogai, nes aš karačiai per mažai slėgiu. Nu va, blėt, sužaidė. Nes aš pasistatyti, ne pasistačiau į sangbus, antroj tą klipą įmiau iš rankinio. Nu, nes neišvėlė. Tai sveiki sugrįžę į eterį žydrų ekranų žiūrėtoje. Nežinau, prieš ką važiuosiu top 16, bet man ir nereikia, nes vis tiek gausiu pizdai. Arba kažkas kitas gaus pizdai, o ne aš. Pasižiūrėkime tolimesnius reikalus top 16 etape.
Įdomus viražai pirmoje trasos dalyje, dar kartelį stebim, kaip jiems sekasi. Trečioji skaitinė zona, geras spaudimas, minimalus atstumas tarp pilotų. Tuo tarpu įsitiesina abu pro Wi-Fi. Persimetimas ir Gytis ką tik važiavo top 16 prieš Randondoną. Ten drifto nulsas buvo? Net nežinau, tikriausiai. Kompaktą. Ir mes turim top 16 win. Dabar esam top 8. Galim priminti, kad čia yra Gyčio debiutas. Pirmos varžybos. Street lygos. Ir jau turim top 8. Aš manau, bus gerai. važiuojam toliau į Laurynas Jurčikonis, Martynas Mačiulis. Ne, vis dėlto atsiprašau, Laurynas Jurčikonis su Ponaičiu Vizgirda. Vizgirda dabar važiuoja priekyje, Laurynas Jurčikonis iš paskos. Kol kas čia Laurynas paduoda šiek tiek spaudimo iš paskos, tačiau užduotis važiuoti maksimaliai į priekį. Nu, nenoriu prisišnekėti, bet galimai teks alaus jums eiti pirkti jau. Ačiū! Neikit, dar palaukit, dar neikit alaus, neikit! Ar tai debiu, aš nežinau, kas čia. Top 4. Top 4. Padariau. O tu žinai, ką padarei? A tu žinai, ką aš padariau? A tu žinai? Ir Čikaunį. Aš top 4. O, numeris 4, balsuokit. O tu supranti, kad čia yra tavo debiutas? Ne, tai baigtų, aš jau driftėjau ilgai. Aš tose finaluose jau buvę, žinok, ir pro nenoriu. Apsimyšiu, aš nuo top 3 nebuvau tūlikė. Aš žinokit, buvęs tose ir pro finaluose, ir Baltijos čempionato finaluose buvęs. Aišku, nevažiavęs. Nu, vienintelis skirtumas. Vos ne finalinėmis poromis Erikas Jurkus ir Vizgirda kapojasi dėl aukščiausios prabos. Kvalifikavosi pakankamai aukštoje pozicijoje 7, bet tai jau nieko nereiškia, nes jis kovoja prieš Gytį Vizgirdą, kuris skynėsi kelią pakankamai plačiai. Jurkus yra vienas agresyviausių. Šiandieną pastebėjau, kad tikrai negaili nei savo, nei kitų automobilių. Svarbiausia, kad jo agresyvumas neatsirūktų prieš patį ir spaudimo tikrai būta. Marijus Mikelis ir Gytis Vizgirda. Kova dėl 3-4 vietos būtent čia. Klausimas, ar nebus kažkokių sensacingų reikalų. Pakankamai siaurai įvykdyta pirmoji trasos dalis. Kontaktas. Neišlindo. Ir čia panašu, kad bus reikalų. Po situaciją Gytis važiavo dėl 3-4. Jiem nesako, kas laimėjo. Ir mes realiai nežinom, kas laimėjo, nes įvyko kontaktas.
kurio iš mūsų požiūrių tai turėtų būti Gytis laimėtojas, bet tikrai žiūrėsim, bet aš labai džiaugiuosi už Gytį. Mes matom, kokį darbą jis padarė šiandien per visą dieną. Mes matom, koks jis yra mašinų šlapės. Kas gerai. Čia skaitos sezoną atidarėm, kaip tiek įdėjom darbų į viską, ruošimąsi, kiek mums partneriai padėjo, įdėjau viltis, pasitikėjo. Turim rezultatą kažkokį. Ačiū labai visiems, kurie mus palaikot, kurie veža link pergalių, Taineksas, Lep, Kunca ir visi kiti, Laraga servisas. Ačiū jums, šampanas ant podiumo.